Pavasarį skubame tręšti kuo anksčiau, kad paskatintume po žiemos atsibudusių žiemkenčių vystymąsi. Žvelgdami į sėkmingai peržiemojusius žieminių kviečių bei rapsų pasėlius, galvojame apie optimalų jų augimą ir viską, ko reikia optimistiškai planuojamam gausiam derliui, tikėdamiesi, kad ir oro sąlygos bus palankios. Čia ir slypi galima klaida, kuomet mineralinių trąšų kiekiai planuojami padidintiems derlingumo dydžiams, o dažnai paaiškėja, kad išberiama trąšų daugiau negu reikia gaunamam derliui išauginti. 17 metų sezonas šlapias, 18 metai sausi, o šis pavasaris kol kas atrodo gali būti dar sausesnis nei praeitais metais, kuomet daugelėje Lietuvos laukų drenažo sistemos jau išdžiūvo jau gegužės mėnesį. Praeitais metais gausiau patrešus ir mažiau nei planuota gavo derliaus, kilo klausimas, o kaip su maisto medžiagomis, ypač azotu, kurio dalis dėl mažesnių derlių liko nepanaudota. Tyrimais nustatyta, kad praeitą sezoną, pavyzdžiui, žieminius kviečius patrešus 180 kg hektarą azoto normą ir gavus 5,5 tonos iš hektarų derlių, azoto išsiplovė tik 8 kg hektarą. Dėl to rudenį dirvožemė liko daugiau mineralinio azoto ir augalai, esant pakankamai maisto medžiagų bei ilgam rudeniui, sugebėjom pasiruošti žiemai. Drenažo sistemos atsigavo tik gruodžio mėnesį ir prasidėjo maisto medžiagų išsiplovimai, kurie šios žiemos pavasario metu nebuvo labai dideli. Kitaip tariant, mineralinio azoto išsiplovimai žiemos pavasario metu buvo mažesni negu ankstesniais metais. Dėl to šį pavasarį galima džiaugtis didesniu mineralinio azoto kiekiu dirvožemėje, ypač tose laukuose, kuriuose augo tarpiniai augalai iki pat pavasario. Tokių laukų žemdirbius galima tik pasveikinti, jie dar labiau sutaupė azotinių trąšų. Todėl atsižvelgiant į didesnį mineralinio azoto kiekį dirvožemį ir kol kas sausus, vėsius pavasario orus, manome, kad didesnio potencialo laukuose nevertėtų planuoti šiame sezone berti didesnės nei 180 kg hektarą azoto normą veiklia medžiaga. Didesnio derliaus potencialo žieminių laukams jau atiduota po 200 kg, mažesnio potencialo dirvose 100-150 kg hektarą salietros ar kitos azoto trąšos. Svarbu, kad augalai rudenį arba anksti pavasarį buvo patręšti fosforo bei kalio trąšomis. Jeigu reikiamo fosforo bei kalio kiekių nebuvo patręšta, didesnių azoto kiekių derliaus nepadidinsime. Perteklinis tręšimas, ypač azotinėmis trąšomis, išbalansuoja augalą, jis susilpnėja. Atrodo tai visiems žinoma, tačiau tokios klaidos vis dar daromos. Mažiau klaidų padarysime, jeigu maisto medžiagos augalams bus parenkamos atsižvelgiant į dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis, jį ištyrus. Tręšimo planavimas, neatsižvelgiant į dirvožemio turtingumą azoto, fosforo, kalio, gali reikšti 20–40 eurų į hektarą nuostolį vien tik dėl perteklinio azotinio trąšų naudojimo. Vegetacija pilnai atsinaujinus prasidės purškimai per lapus skystomis trąšomis su mikroelementais. Mikroelementai svarbus augalams, ypač jei planuojami aukštesni derliai. Mikroelementų ekonomiškai naudoti nevertėtų, jeigu siekime žieminių javų derlius iki 5–5,5 tonos hektarų. Apie mikroelementus. Manganas reikalingas nuo augalų vegetacijos pradžios šaknų sistemai vystytis, augalų atsparumui ligoms didinti. Vegetacijos metu reikalingas fotosintezei, nitratų įsisavinimui. Augalams manganas būtinas, jei dirvožemėje šio mikroelemento mažiau negu 50 mg kilograme dirvožemio, vyrauja žema temperatūra, perteklinė drėgmė arba sausra. Varis, taip pat rekomenduojamas nuo pat augalų vegetacijos pradžios, turi įtakos augalo atsparumui ligoms, azoto transformacijai augale. Anksti pavasarį reikalingas chlorofilo fotosintezei, baltymų sintezei. Rekomenduojama naudoti, jei dirvožemėje mažiau nei 3 mg kilograme, taip pat šarminiuose bei durpingose dirvožemėse. Cinkas svarbus angliavandenių transportavimui, cukrų sintezei, krūmijimosi laikotarpiu chlorofilo, vitaminų bei fermentų sintezei. Taip pat svarbus boras, ypač rapsams nuo vegetacijos pradžios, ląstelių dalinimusi, cukrų sintezei augalų vegetacijos metu, kalcio pasisavinimui, ląstelių membranos pralaidumui, žiedadulkių gyvybingumui. Taigi, rapsai labiausiai jautrus boro, molibdeno, mangano trūkumui, javai, cinko, mangano bei vario trūkumui.
Manganas, cinkas, varis ypač būtini augalams šarminiuose dirvožemiuose, kur pH virš 7, pavyzdžiui, Joniškio, Pasvalio rajonuose. Taip yra dėl to, kad daug mangano, cinko ir geležies yra dirvožemiuose, kurių pH 4,7, 6,5, dėl to šarminguose arba pakalkintuose dirvožemiuose augantiems augalams jų trūksta. Dirvožemiuose turtingose organinė medžiaga visuomet daug būna mangano, boro, durpingose dirvožemiuose mažai vario, o fosforingose dirvožemiuose mažai būna cinko. Kitaip tariant, renkantis mikroelementų trąšas būtina atkreipti dėmesį, kiek juose yra augalui reikalingų mikroelementų ir kokiuose dirvožemiuose augantiems augalams jas planuojame naudoti.